aplinkiniai sužino, kad žmogus pasiturintis, jiem iš karto jau iš kažko reikia. Mama! O Jėzus, Marija, Robertai, kas yra? Ko čia sėdim? Nieko su galva. Nelabai. Na, tai jau tikrai taip. Viskas. Ačiū. Viskas Gerai, laimingai tau. Mama! Kas tau darosi šiandieną, Robertai? Darosi labai negeri dalykai. Kokie? Atrodo, trinasi atmintis. Palauk, einu ten. Jėzus, Robertai, brangiausias, kas tau atsitiko, vaikeli, kas tau atsitiko? Mama, man bloga. Kas tau man bloga? negera. Kas tau? Mašina tai Taip. dingsta, tai atsiranda daiktai, raktai, popieriai. Mama, ir tu to išnyksi Brangusis, visiems laikam, man iš sąmonės, mama. Brangusis, niekur aš neišnyksiu, tau nebijok, niekur neišnyksiu, o mašina neprapuolė. Mašina pastovi savo vietoje, Nijolė buvo pasiskolinusi mašiną. Ir va, prieš kelias minutės pastatė į vietą, aš tau nespėjau pasakyti, brangusis, tau niekas nesivaizdena, katinėlį mano brangiausia. Nu tikrai, mažutį mano. O popieriai? Ką popieriai? Popieriai, ant kurių užsirašinėjau vitaminus ir ginkmedžio ekstraktų kiekį. Popierius radau po staliuku ir padėjau į vietą, aišku. O, tai Jeronimai šventas. Tai įsigandau. Nu va, pasidėjau visą savo kvepalų kolekciją. Einam, išsirinksi kambarį, įsikursi, įsijaukinsi. Ne, tai mes dar šampano turim, na. Klausyk, sėsk. Apie vestuvės kalbėjot? Išsiaiškinot jau datą, viską? Ne. Tai blogai? Kodėl? Man nepatinka. Kažkaip toks neaiškumas, tai kaip bomba tiksinti. Tik, lauki. Vis tiek reikia sutarti į datą, kada ten jos bus rudenį, per kalėdas. Nenoriu aš apie vestuvių. Tu turi žinoti savo ateitį. Kas tavęs laukia? Nenoriu aš jokių vestuvių. Kodėl? Nu, todėl, nes po vestuvių Doncė užsimanys kūdikio, o aš mama būt dar tikrai nepasiruošus. Kas čia dabar? Nu, ką aš tam kūdikiui pasakysiu? Ei, būk žmogus? Nu, tikrai ne. Aš pati dar vaikas. O dievim, taigi pilna yra knygučių, literatūros, Google, taigi yra, gali kreiptis į kokią nors profesionalią auklę arba kokį nors daktarą, į universitetą. Ne, aš noriu būti tokia kaip tu. Išlaikyti gerą figūrą, savo kvepalų kolekciją padvigubinti 2 kartus ir gyventi kaip inkstas taukuose. Tai ko tavo tikslas kvepalai? Nu, tikrai ne pieno buteliukai. O Donatas mane myli. Aš žinau, kad myli, tai ir man tada viskas bus gerai. Brangioji, tu nesupranti pagrindinio dėsnio gyvenime. Kol tu nesi žmona, tu nieko čia neturi. Visiškai čia nieko tavo nėra. Tu būtinai turi būti santuokoje. Tai yra garantija. Garantija. Viskas. O ką jūs turit? Besivaikydama visus tuos pinigus, ką tu turi, teta Meda? Tau tikrai neaiškint man, kaip gyventi. Moteris meluoja geriau. Moteris meluoja geriau. Tu nieko čia neturi. Visiškai čia nieko tavo nėra. Tu būtinai turi būti santuokoje. Tai yra garantija. Garantija. Viskas. O ką jūs turit? Besivaikydama visus tuos pinigus, ką tu turi, teta Meda? Tau tikrai neaiškint man, kaip gyventi. Mane
gyvenimas prakeikė, kodėl? Žinot, ką aš jums pasakysiu? Mano filosofija yra tokia. Jokių pinigų, tik tai tyra meilė. Reikia nesivaikyti naudos. Jeigu nesivaikysi naudos, tada būsi laiminga ir meilė ateis į tavo gyvenimą savaime. Kaip? Žinai, ką man Donatas, pavyzdžiui, sakė? Jisai sakė, kad jis be manęs, kaip dangus be žvaigždžių, kaip vaikas be žaislų. Aš nelaiminga. Man gyvenime niekas tokių žodžių nesakė. Kodėl taip? Nenoriu. O, Robertai, kas ten per raštelį? Čia, mama, mano atminties raštelį. Čia buvau, kur viską užsirašęs, kad nepamirščiau. Gimimo metus, telefono pin kodus, visą kitą. Tavo gimtadienį, neduok Dieve. Nieko man pasirodo nereikia, viskas man gerai. Dieve, kaip tu buvai mane išgazdinęs, Robertai? Kaip aš buvau įsigandusi? Mamytė, pats buvau taip įsigandęs, kad neduok Dieve. Įsivaizduoji, atsibundi ir nežinai, nei kas tu, nei ką tu, nei kur tu, nei kaip tu. Dieve, Dieve. Oh. Robertai, ateik čia. Robertai, aš noriu su tavim labai rimtai pasišnekėti. Aš žinau, kad tave labai žeidžia melavimas, va taip kaip ir mane, bet Robertai, aš tau melavau. Laiškas buvo, bet ne tas laiškas, kur tu sakai, kad iš mokesčių inspekcijos, o laiškas iš tos moteriškės. O kur dabar tas laiškas? Nėra. Aš jį sudeginau. Kodėl? Nu, supranti, tas laiškas buvo labai toksai, kaip čia to pasakys, toks viliojantis, toks labai negražus laiškas, atsiprašinėjo tave, supranti, tokias, pinklės visokias ten darė. Robertai, jinai tau netinka, vaikeli, mano brangiausias, jinai, Žinau, mama, žinau, suprantu ir nesinervuok. Taip. Jinai taip bjauriai pasielgė, kad tau nepranešė apie mane. Taip. Siaubas. Bet žinok, jinai man visai nerūpi. Man, va. Ačiū Dievui, mano brangiausias, mano mylimiausias. Mama, gerkim kavą. Gerkim. Jau prisirpo. O, kas naujo privačiam fronte? Dirbu. Gal nori, kad pakalbėčiau su komisaru? Čia pas mus kriminalistų trūksta. Vėl artų 600 eurų? Gal ačiū. Susirasi papildomą darbą. Kad aš ir taip darbai susivertęs. Atrodo, ant dilerių išėjau. Rimtai? Šiek tiek juos pažįstu, buvau susidūręs. Man reikia, kad pramuštum apie juos savo bazai. Užrašyk. Kas tokie? Marijus Kuzmickas. Donatas Bartkus. Vilniečiai? Здорово, Горбанев. Пinigus turi? Tiek, kiek prašei. Kada tavaras? Tavaras kitą savaitę. Ir čia bus paskutinis tavaras, aišku? Ką? Bairius mėtų, Dansė. Viskas gerai, seniuk, nesiparink. Bus dar ir antras ir trečias užsakymas. Atiduok pinigus. Kokius pinigus? Tu ką bairių nesupranti? Ašgi tau aiškinu, juokauja žmogus. Bairį. Jei pradedam dirbti, tai dirbam. O savo bairius mergom pasilaikyk. Neburbulio, gerai. Viskas tvarkojamės, kitų kupčių neieškom. Žiūrėm. O tu seniuk durnas? Sakiau, paskutinis reiškia paskutinis. Jo, papa. Kai pinigus į priekį žmonės atneša, tokia mėtiška kiaunė tau visai šarabanų susuko. Tau pačiam šarabanai susuko. Negi nematai, kad sudegsim. Tai jeigu tas egis ant mūsų sėdės, jis ir mikrofono prikaiščias. Tai aišku sudegsim. Mažiau tu lok, aš tau sakau. Negalim dabar seniuk trauktis, kai tokią bangą pagavom. Dabar horizontas matosi iki pat Bahamų. Jo, papa. Koks dar horizontas? Pasisek dirbti. Ir dar man reiktų duomenų, kur ir kada buvo išvykęs Marijus Kuzmickas.
koks turtas yra registruotas jo ir Donato Bartkaus vardu? Gyvena ne pagal pajamas. Būtent. Praėjusiais metais, kai juos sutikau, buvo atvažiavę čia išsimuš skolos. Jiems 1000 eurų pinigai buvo. Dabar namus susipirko. Šiandien gavau informacijos. Iš narkotikų. Tai atiduodu organizuotėms? Ne, jie ten turi savo žmogų. Viską nugesins nereikia. Klausau. Karakauskas klauso. Kaip? Ne, jūs juokaujat, komisarė. Net pažino per akistatą? Broką paleido. Ką? Jūs nejuokaukit, taigi mes šitiek dirbam. Šitiek įrodymų surinkti. Ne, aš suprantu, bet dioptrijos, taigi čia pasiteisinimas. Gerai, dėkui viso. Net pažino. Per akistatą ir byla griuvo. Kaip galėjo net pažinti, jeigu tas maniakas ją pagrobė? Su akiniais buvo. Akiniai nuklydo, kai išpuolė. O tau reikėtų pasisaugot broko. Man. Taigi tu jį pagavai. Jisai tave tai tikrai įsidėmėjo. Jisai vienam liudininkui akis išdūrė. Čia ne jokai. Turėjo po to ten brailio raštą mokytis. O aš čia duomenis surinksiu, tau paskambinsiu. Kam ta pica? Kaip tai ką, mums? Suvalgysim po gabaliuką, virgai duosi. Blemba, seniai, mes tokias babkės mašinoje vežiojomės, o maistas galvoju. Nu gerai, važiuojam pas tave, tegu babkės paguliai, padėsim iki reiso. Ne, pas mane negerai. Kas negerai? Nu, negerai, ten meda ten yra. Nu tai gerai, gal bus kur išėjusi. Nebus, Virga pakvietė ją gyvent. Gyvent? Nu, gyvent, pasakė, kad aš sutikau, nors aš nesutikau, pastatė prieš faktą, tai dabar nieko negaliu padaryti. Seniau. Aš žinau, kad tu pasakysi, taip, durnas, gal durnas, bet nieko negalėjau, negalėjau kitaip aš. Nu ką negalėjau, tu ką negalėjai pasakyti, ne. Labai prašė, Virga, aš negalėjau. Nu, čia man nervai jau nebelaiko, seniuk, tu visai galvą pašalęs esi. Draugauji su mano eks, aš gi užmušt norėjau, jo papa. Tegu valina lauk ir viskas. Nėra kur babkių padėti, nes meda visur sėdi. Aš nenoriu su Virga pyktis. Nu tai gerai, aš pasakysiu, gerai? Gerai. Gadica? Gadica. Nu ir važiuoja. Sakau, būk atsargus. Jis pavojingas. Jam pykčio priepuolis, jis eis kaip tankas. Toks jausmas, kad tas maniakas uoslę ant manęs turi. Kur aš ten jis? Jei brausis į namus, ką? Nušaut reikės? Ne, į namus nevažiuok, pavojinga. Nebent iš tikrųjų nori ginklą panaudoti. Baik, aš jo nebijau. Bėda tik, kad mano adresą galima internete rasti. Bet tas debilas turbūt nežino, kas yra internetas. Klausyk, gal tu imtos pinigus ir varyk į viešbutį, jeigu tau nepatinka namie. Seniuk, tai nafik aš tavo chatoj seifą įmontavau. Gerai. Pinigus, ką žinau, už marškinių užsikišiu. Užsikiš, bet palauk. Aš pirmiausia einu medą išginsiu. Ne, ten Virga. Nu pofik man to tavo Virga, seniuk, mes čia varkę sukam, o ten ant fotelio ta ryža lapė sėdi. Nonsensas kažko. Gerai, žiūrėk, aš nueinu, pakviečiu medą, tu pasikalbi, pasakai, kad tu čia nori gyventi, kad tai nesuderinama. Bla, bla, bla. Mokys čia, kaip tėvo varkę sukti.
Viskas gerai? Kaip sekėsi? Jo, gerai. Aha. O kur Virga? Virga išgėrė šampanų, tai nuvarė į kambarį. Pamiegos. Na, o tai kokį kambarėlį man duosi? Ja, tai... Ką? Turim čia vieną problemą. Kokią? Marijus nori su tavim pakalbėti. Marijus? O ko tam plikių reikia? Taigi duok mano telefono numerį ir jisai tegul paskambina man, pasišnekėsiu aš su juo. Tai jo, tik kad jis laukia tavęs čia prie durų. Ir nori, kad aš su juo pasikalbėčiau. Nu, ką ateik čia? Ateik. Ko nori? Kaip tavo nuotaika? Gera. Nori, tau dar labiau pakelsiu nuotaiką, mažulė. Susikrauni lagaminus ir valinį iš čia per tvorą, aišku? Ką tu čia dabar? Ne tu mane įsileidai gyventi, ne tu mane išmesi, aišku. Kas tu toks, kad tu man aiškintum dabar? Aš nusprendžiau šį čia gyvent ir po vienu stogu tavęs matyti aš nepageidausiu. Supratai? O gal Donatas nusprendė kitaip? Donatas. Seniukas staiga ėmė ir persigalvojo, nepatikėsi. Ateik čia, čia be tavęs niekaip. Paaiškink šitai kiauniai, kas ir kaip. Ką tas čia dabar šūda malo, ha? Tu nori mane iškraustyti? Taip. Kodėl? Nes jūs vis tiek po vienu stogu negalite, tai aš pagalvojau, kad geriausia būtų, kad... Bet tu žadėjai man padėti, tu sakai, kad aš čia gyvensiu. Vat dabar yra kitaip. Lagaminus susirink ir valink iš čia. Negirdėjai? Kaimynė, namie? Žolę nupjoviau. Kiek? Nu, kaip visada. Dėkuoju. Ačiū.